Čia matome visai kitą variantą. Tautvydas Burdzilauskas ir čia, šalia žaidėjas, paskaliavo. Apsimaučius, labai aukštą. Bet matytas Because I'm way too big to be fucking bitch. Let me fucking with you. Because I'm way too smart to be fucking bitch. Try fucking with you. Because I'm way too cool to be losing my. Minėto vartininko poziciją tikrai nesipilniauja 6 žaidėjai baudos aikštelėje, bus prieigos į geras perdavimas, smūgis ir nėra! Valia! Baudos aikštelės vidas, smūgis ir vienas puolė! Vienas puolės, pirmoji ataka, buvo standartinė situacija ir žaidėjų smūgiai. Na, čia labai geras perdavimas, na ir kaip paliko, lyg ir buvo šalia žaidėjas, bet I tell you my God, you know my style, you know the chance, then it's all I'm eBay. If you said you get the mind, then you wanna try, you go die, baby. You've been a landslide for a long time, but then no one believe me. All of them come find you, one try, but you do have me easy. Siūlyčiau atkreipti dėmesį, žaidžia, na, praktiškai gynėjo poziciją. Money chasing that bag. Dispečeris dabar ratas, Fedorafas.
Dabar Tautvydas Burzilauskas į baudos aikštelę. Ir Fiodorovas gali bėgti į priekį, bėga ir visa Sūduvos atakuojanti linija. Ne pats patogiausias perdavimas, Solodovnikovas visgi neišspaudė čia nieko. Latvijos ekipoms Zingertas. Reaguoja, Griovičiaus žaidėjo koją, Rikškočientas. pakeičia tą paskutinį. Vienas tų žaidėjų yra ir dabar atakos kryptį pakeitęs Dariušas Pinkevičius. Tad šios dienos galva, Losonas, Zingertas, jo geras perdavimas, Tomas Fiodorovas. Bet čia matė, kad toliau net nebijoja, kad bus priverstas rodyti ir geltoną kortelę. Tuo tarpu čia matome dar vieną svečių ekipos išpuolį dešiniuoju. Na, toks žaidimas jau nėra. Tai ko norėtų atsirastas treneris iš Lenkijos. Čia žaisti jau turbūt nelabai yra prasmės. Losonas toliau į priekį, bet ten daug buvo ant komandos žaidėjų. Žedžikovas. Kraštamoje čia nemažai buvo ant futbolininkų. Tiesa, čia perima kamuolį svečiai. Ataka dešiniajame. Savo komandos gynėjams. Burzilauskas, geras dabar jo perdavimas, bet visgi ten panašu. Dabar šiek tiek trumpa. Čia jis Bukaoną pasižiūrėjo.